labas iš mano naujo vlogo. Esam jau oro uoste. Dar tik po 12:18, skrydis tik tai 2:30. Nu, tai va, dėl to taip ir būna įsiregistruotis bagažas, kai turi anksčiau pasirodyti. Sėmėm iš oro uosto vežimėlį, nes savai pridavėm į bagažų skyrių. Tiesiog bus lengviau. Čia gerai, kad duoda pats oro uostas vežimėlius, tai nereikia savo tampytis iki pat lėktuvo, tai gal tai šiek tiek pamėgos, nes visai patogus tas vežimėlis. Dabar aišku, jisai dar ant bangos. Pasėmiau Red Bullį. Dabar laukiam lėktuvo. Tikiuosi, jisai nevėluos. Gerai, ką tik ėjom į kambarį, kol dar neapsivertėm, greit parodysiu, kaip atrodo kambarys. Čia mūsų buvo standartinio tipo kambarys į sodą. Tai yra dvigulė lova, yra tokia biški didesnė, bet paprašym, kad atneštų vaikišką lovelį. Marmurai. Toks telikas, čia žodžiu stalas. Excuse me. Čia, fotelis toks, nežinau, gal jis išsilanksto. O čia yra išėjimas į sodą. Kaip į sodą, tiesiog toks vaizdas. Kas čia dabar apstoja? Turim kėdės tokį staliuką. Toks vonios kambarys, gan didelis. Čia yra, žodžiu, kriauklė. Čia visokie krapštukai. Suprantat, rankšluosčiai. Bet kažkaip mažokai rankšluosčiai, nežinau. Žodžiu, yra dušas toks. Langas į gamtą. Ir tūlikas. Bet čia rankšluosčiai yra. Gerai, viskas ok. Tai jau toks mūsų kambarių turas, o šiaip atrodom kaip zombiai, žinau. Nemiegojom lėktuve visiškai. Tai jis biškis naudė, bet irgi ten nemiegojimas, o tiesiog egzistavimas. Ir kol atvažiavom dar kažkur valandėlį, galvoju pasnausiu tame autobusiuke. Taip lėkė tas vairuotojas, kaip išprotėjęs, buvo biški nejauku važiuoti, žinokit, negalėjau užmigti. Tai jis dar biški pasnaudė, bet labai nervingas ir ėjom pusryčių pavalgyti, nes dar nebuvo kambarys surgytas, tai, o dieve, tai buvo ašarų. Žodžiu, yra pavargę, šiaip esam visi pavargę. Jaučiu, krisim biški pamiegoti, nes... Ką tik pabudom, nežinau, gal keletą valandų numiegojom, nes nelabai pavyko numiegoti, todėl kad čia pas mus Gardene vyksta, nežinau, olimpinės varžybos ar kažkas, belekiek žmonių, tai žodžiu, triukšmas, muzika ir taip toliau, nes jau galvoju, žinokit, keisti kambarį, prašyti, kad duotų kitą kambarį, nes jeigu kiekvieną dieną čia taip pat, aišku, dienos metu, kaip pasakyti, normalų žmonės nemiega, kažką veikia. Bet galvoju, jeigu jūs pokytį miegos, tai ne kažką. Ir įsikroviau daiktus jau, nors sakiau, ką tik atsikėliau. Bet žodžiu, įsikroviau daiktus, įdėjau į spintas. Lėktuve visiškai nepavyko pamiegoti, todėl kad pirmą kartą skrendu naktinių reisų, kuriame neišjungia šviesų lėktuvo viduje. Žiauriai erzino ir, ta prasme, nesupratau, kodėl neišjunginėjo šviesų. Bele koks apšvietimas, visos lempos sujungtos, kur tu gali miegoti. Tai kažkaip pavyko, bet ir taip iš pradžių slėpiau su pleduku ten, kad nešviestų ta šviesa. Po to vyras ten laikė kortelę tokią, kad nešviestų akis. Kažkoks absurdas. Pusvalandžiai buvo gal išjungta elektra, tik švietė tas avarinis vadinamas apšvietimas. Ir po to valandą prieš nusileidimą vėl įjungė. Šiaip ką apie viešbutį, dar tik tiek buvom čia, tik išmiegojom ir per langą matėm, tai labai daug korpusų, senos statybos, nerenovuotas, man atrodo, bet aš kažkaip jau šį kartą nekreipiu dėmesį, jau Tailandį taip prisižiūrėjau, tai
Žodžiu, čia panašus toks tevelis, aišku, gal biškai geresnis. Ir mums kainavo 1300 kažkiek centais eurų. 7 naktis, viskas įskaičiuota, pervežimai ir tas registruotas bagažas. Dabar yra kiek 4, tai vakarinį mačiau nuo pusė 7. Žodžiu, bet veikia visokie barai, kavinės ir toliau. Dar kai valgiau pusryčius, labai patiko, kad buvo grinai atskira vaikų tokia erdvė, kur ten yra košės, grinai vaikiškas toks maistas. Tai, labai gerai iš tikrųjų. Kaip oras, žinokit, kai atskridom, buvo vėsoka. Labai vėsoka, tai kai išlipom iš lėktuvo, nebuvo to tokia šiluma, žinot, bet buvo tikrai šalta. 13 šilumos, man atrodo, buvo. Šiandien dieną turėtų būti 24, jau gal jau yra 24. Prie baseino kažkaip nesinori eit maudytis. Šiandien nieko nedarysim, tiesiog eisim apžiūrėti teritoriją labiau. Tai va, gal prie jūros nueisim pasižiūrėti. Tai kaip ta pirmoji naktis klausėt viešbutyje, ne? Žodžiu, žiauriai pavargus. Net nežinau, ar aš miegojau ar nemiegojau šiandien. Bet kažkaip nesinoriu skūstis, nes po praeitų vlogų, kai buvau Tailande, tada beveik visur skundžiaus, kad tas negerai, tas nepatiko, tas ne taip kažkas. Ir ten buvo komentarų, kad man viskas nepatinka, viskas blogai. Bet dabar jau pasakiau, man atrodo, vis tiek noriu sužinoti, kodėl man čia tokia pirma naktis sunki buvo. Vakar nuėjom pavalgyt, ėjom šiek tiek po miestą, tiesiog aplinkui tą viešbutį pasivaikščioti, aplinkui gatvę, kas kuo geresnė. Tajus užmigo gal prieš 8, tai taip džiaugiausi, galvoju, vau, čia viskas ok, išmiegos normaliai. Tai ką jūs manot, Tajus 10:30, labas rytas, aš atsikėliau ir miego nebenoriu. Tai ką, visokie filmukai, šiaip kažkokie užsiėmimai lovai, kad nelipt lauk iš tos lovos. Užmigo gal 1:30 kažkur, bet iki to laiko nebuvo įmanoma užmigti, nes iki 12 valandos čia vyko kažkokia karaokė, kadangi tiesiai prieš mus kažkur vyksta kažkas, nežinau, pasirodymo ar karaokė ar kažkas tokio. Ir šitas korpusas yra tokios U raidės. Ir viskas atsimuša, visas garsas pas mus, tai toks jausmas, kad čia vyko visas koncertas ar ta karaokė. Žodžiu, buvo be šansų užmigti. Jau kai Tajus užmigo, čia kaimynai šitie. Nežinau, kokie gal 3-4 vyrai ir taip garsiai kalbantis, parėjo namo jau iš kažkur, nežinau. Jau kažkur gal 2:30 buvo. Ir jie čia prie durų, aišku, ten ar atsisveikino, ar su kažko dar kalbėjosi. Taip garsiai toks jausmas, kad grinai kambarį prie lovos pas mus stovėjo ir jie čia šnekėjosi. Čia durys tokios ir popierinės realiai. Matosi netgi šviesa. O katukas ateina. Matosi netgi iš lauko šviesa, kaip šviečia aplink duris. Ir aišku, aš irgi atsibudau. Nors aš nežinau, ar aš miegojau, bet tiesiog labai viską gerai girdėjau. Žodžiu, kol čia išsiaiškinau kokius 20 minučių. Po to, čia labai naktį pastebėjau, kursuoja tokie kaip golfo, kaip autobusų vežimėlį, tokia mašinėlė, žodžiu,
Kiek supratau, čia aptarnaujantis personalas kažką pervežė, nes kadangi yra viešbutis didelė teritorija, tai jie su tokiom mašinytėm važinėjasi ir vežioja kažkokius butelius, tarą ar kažkokias dėžes ir viskas, kas barška. Ir kadangi čia mūsų kambarys yra prie to keliuko, kur ten tas ir vaikščioti, ir važinėti, ir tai vienu žodžiu ten jie barško, kadangi tas grindinys yra toks kaip ne kelias, o tokios trinkelės, nu tai iš vieno gal, iš kito gal. Nežinau, kaip per naktį jis čia važinėjosi, bet kiekvieną kartą girdėjau, kai jis išpravažiuoja, nes labai viskas girdėjosi. Ai, dar kaimynas knarkė už sienos, nu, negarsiai, bet žinot, kai norisi užmigt, tai belia koks. Pirst viskas girdisi, ten pažiūrėjau, koks laikrodis, kai tiksi girdisi, neįmanoma užmigti, koks uodas ten skrenda irgi neįmanoma užmigti. O šiaip visai normaliai viskas. Aš tikiuosi, kad jūs mane girdėsit. Prisėdom, ką tik parėjom iš vidinio baseino. Pastate ten saunų, hamamai, visi vienu žodžiu pasiturškėm. Tai jūs užmigo. Aišku, iškilo klausimas gal kodėl viduje, kai taip gražu laukia. Tiesiog norėjom išbandyti. Ėjom į pirtis, pabuvom ir dabar išlindom į lauką. Šiaip žinokit, saulė rodo 31, bet kai sėdit, žinokit, tikrai 31. Nors rodo tik 24 šilumos atseit, bet oras tikrai fainas, saulė šviečia, šilumos tikrai užtenka, yra šildomi baseinai keli. Šiaip apie šį patį viešbutį, tai žinokit, užskaitau tikrai geras viešbutis, patinka tai, kad yra labai erdvus, daug erdvių, daug kavinių visokiausių, tų vadinamų užkandžių barų, daug tokių zonų, kur gali atsisėsti, palsėti, tiesiog, nu, senai mes besam buvę, kur būtų viskas įskaičiuota, tiesiog esi kaip namuose, ko nori tą eini pasiėmi, užsakai ir visada kažkaip Ispanijoje atrodo, o Ispanijoje šiek tiek yra kitaip, tai čia, kadangi ėmėm viską įskaičiuoti, tai realiai tiesiog esi kaip namuose, viską gali valgyti ir mes šiaip Turkijoje esam 3 ir 4 kartą, bet paskutinį kartą buvom prieš 4 arba 5 metus, o pirmą kartą Turkijoje apsilankėm Kemere, prieš 6 metus gal kažkur. Žodžiu, buvom šiek tiek jau tą Turkiją nukišę iš šoną, kažkaip atrodo, tai Turkijoje ir tas maistas neskanus, kažkaip nelabai patikdavo. Ir šiaip viskas kažkaip, bet dabar po tokio laiko, jau nemažai metų praėjo, nežinau, ar mums čia pasisekė taip, bet šiaip ir maistas skanus visai, didžiulis pasirinkimas labai, apskritai šis viešbutis labai didelis yra, aišku, ir žmonių yra nemažai, tikrai nemažai žmonių yra, bet visi kažkaip telpa, nes, kaip ir sakiau, yra daug zonų, tų visų poilsių nereikia trintis, didelės tokios erdvės, ir pats tas viešbutis toks erdvus, nežinau, kažkaip visko atrodo, visko daug, bet visur visi telpam. Faina, kad čia yra ta tokia aikštinė, kaip promenada vadinama, prie pat jūros gali nueiti, nu žodžiu, lokacija tai tikrai labai gera. Tai va dabar čilinam, tiesiog mėgaujamės saulę. Turim kaimyną. Čia labai daug kačiukų yra būtent šitam viešbutį. Čia specialiai netgi yra su gyvūnai šitas viešbutis galima. Tai yra netgi takeliai parodyti, kur jie gali lakstyti, vaikščioti. O čia kačiukų labai daug iš tikrųjų yra ir kavinėse, restoranuose, visur. Niekas jų neliečia.
Maitinti jos galima, žodžiu, jie yra čia visur globojami. Turkijoje, aišku, ir šiaip labai daug tokių benamių ir kačiukų ir šuniukų. Bet čia ypač daug šitam viešbučiui kačiukų. Ir labai gražus iš tikrųjų. Ne tik tokie rainiai, bet yra ir visokiausių rūšių. Žodžiu, Tajų susirgau. Ir toks labai keistas garsas kažkoks. Važiuojam iki pardavinėjimus padėlkos. Žodžiu, sergam visi. Nu, pirmas pirkinys.